Nu, mes matome prietaisą naują. Tai yra traukos matuoklis, bus naudojamas parasparnio traukos mašinoms, tai yra lebiotkėms vadinamoms darbo režimams ir kokybei matuoti. Taipogi logins baro altimetrą, baro variką, GPS altimetrą, GPS greitį žemės atžvilgių, kas 1 sekundę. Šitos parametrus įrašys į mikro SD kortelę, kurią mes dabar galime kišti. Ir čia yra dabar stendas padarytas traukos, tiesiog pažaidimui. Ir dabar mes įjungiame. Bet vėjas taip čia geras yra. Dabar prietaisas laukia rūpės signalo, gal padėsim šių balkoną, kad geriau matytųsi. Signalas tuoj turėtų ateiti. Kol kas čia yra traukos matuoklis, kuris bus jungiamas prie specialios spynos, kad galėtume loginti visą darbo režimą nuo pradžios pakilimo iki piloto atsikabinimo. Taip, dabar laukiam GPS signalo, gal arčiau padėsim balkoną, nes nelabai name traukia. Va, atsirado mūsų duomenys. Tada klausim. Žinau, čia gerai matosi. Oi. Tai va, dabar yra 0 kg. 0 km per valandą greitis. Apačioje mes matome variometro parodymus. Jis biškį šokinėja dėl nestabilumo. Tiesiog vėjas pučia ir pats daviklis biškį šokinėja. Ir apatinis dešinis parametras yra altimetro parodymai, baro altimetro. Tai va, dabar mes bandykime pasuksime. Tai nieko, aš va. Bandau sukti stendą. Taip, traukiam. Pradėjom traukti, va, mes matom 4 kg. 5. Ir tie kilogramai kyla. Va, tokiu būdu visus parametrus įrašom į SD kortelę. Ir konstravom iki 4 ryto beveik su Tadu. Prietaiso pabaigimo darbus vykdėm. Šiaip konstravau šį mėnesį gal. Tai va, ir tokiu būdu turėtume sužinoti daug gerų dalykų. Dabar bandysim SD kortelę dėti kompą ir pažiūrėti, kas gaunasi.